startavo. Galbūt nustebino tai, kad trasa gana kalnuota, kaip Lietuvos reljefui, sakykim taip, nes dažniausiai būna parenkami lygesni keliai, tai tas labiausiai gal nustebino. Įspūdžiai geri, ne pirmą kartą, tai sakyčiau, oro sąlygos buvo geros. Vienos geresnių turbūt, nes dažnai Liepos 6 būna labai karšta arba labai šlapia, tai keli metai buvo labai šlapi, tai šiemet sąlyginai buvo geros, tik vėjas jautėsi gana stiprus. Pasivijus Gitaną Akmanavičiūtę nuo 1 kilometro, tai pribėgau pirmoji kaip lyderė, bet man padėjo labai kiti bėgikai, kaip šalia vis tiek bėga, tai padėjo kiti. Tai tikriausiai konkurencijos, ta prasme Lietuvos geriausiai nesusirinko ir nežinau, pats tobulėjau turbūt.